šiandien vos nepadariau klaidos ir noriu pasidalinti su tuo susijusiu kontekstu. Tai reiškia, priėmime darbo krūva, vidurvasario specifika, pragaro ambulatorija. Dalis žmonių kreipiasi dėl skubios pagalbos tikros, ritmo atstatymai, traumos tikros, anafilaksinė reakcija po bitės įkandimo. Bet labai daug žmonių tiesiog ateina čia, nes neveikia sistema, šeimos daktarai atostogauja, niekaip kitaip žmonės negauna pagalbos, todėl natūralu, kad veržiasi į priėmimo skyrių, nes čia yra durys atviros. Ir čia nėra talonų ribų, kiek mes galim priimti pacientų. Tai ten per 6 valandas priimam 20 žmonių ir kaip tik, reiškia, jau į to piko pabaigą atvažiuoja pacientas su labai aiškia, labai klasikinė, tipinė panikos priepuolio klinika. Mes jau pavargę su komanda, nusilakstę, empatijos išgaravusios, matai, kad žmogui nėra kažko tokio gyvybei grėsmingos klinikos, reiškia, ten tirpsta ranka, kūno pusė, tai tikrai nėra panašu insultą, ir žodžiu, žmogus labai nerimastingas, visa kita. Praeina valanda, kol mes prieinam prie paciento, nes tvarkomės su kitais darbais, su kitais žmonėm, jau artimieji tokie įsitempę, blaškosi, kodėl negauna pagalbos, visa kita. Žodžiu, tokiu atveju tiesiog užrašytum kardiogramą, padarėm tai, viskas tvarkoju, suleistum vaistų raminamųjų, uždėtum lašinę, pagerėtų ir išleistum žmogų. Bet vienas dalykas, reiškia, didelės rizikos anamnezė yra onkologinė liga. Anamnezė ir taip, labai maža tikimybė, kad čia taip kažkaip taip ūmiai staiga kažkaip prasidėtų, bet yra tikimybė, kad kažkas yra negerai ir taip įkvėpi giliai, nes jau pasibaigė tas piko srautas. Ir padarėm tyrimus, kuomet pamatėm metastazę galvos smegenyse su komplikacija, su aplinkiniu nežymiu pakraujavimu ir žmogus turėjo išvažiuoti į kitą ligoninę. Ir tada, kai pagalvoju, kad tikrai per plauką tokie dalykai, vos nepražiopsoju tokių dalykų, dėl to, kad yra srautas, krūva pacientų, kurie čia kreipiasi dėl to, kad pati sistema neveikia. Ir tada toj krūvoj gali iš tikrųjų pasimesti ir nukentėti žmonės, kuriems iš tikrųjų reikia čia ir dabar skubios pagalbos. Tai čia per daug filosofuoti apie tai nėra ką. Mūsų sistema yra kokia yra, sistema yra tokia, kokia yra. Kadangi jinai nėra tvarkyta, dėl to nereikia stebėtis, kad jinai taip neveikia. Arba tiksliau, kad nereikia stebėtis, kad jinai veikia taip chaotiškai. Bet aš matau, kad palaipsniui priėmimas tampa pavojingas ne tik pacientams, bet ir specialistams ir gydytojams čia dirbantiems. Ir dėl to manau, kad jų patrauklumas kaip darbo vietos vis mažės. Nes žmonės eis į saugesnės ir patogesnės vietas. Tai tokios patirtys šiandien. Sveikatos visiems. Ir ramybės. Pabandykime vieni kitus suprasti, nes kartais ir gerais norais, bet tiesiog nėra jėgų dėl krūvio ir situacijos.